Pats dažniausias visų Lietuvos žmonių, nuo jaunimo iki seniorų negalavimas yra sąnarių skausmai. Užtikrintai sako mylima sveikatos laidų vedėja Irena Pivoriūnienė ir paaiškina, kodėl ji bet kokią progą ieško būdų judėti. Tai yra toks terminas, sąnariai negali surūdyti. Aš tikiuosi, kad žiūrovai supras. Jeigu jie nejuda, reiškia, ten atsiranda visokios medžiagos, kurios tą sąnarį tiesiog sunaikina. Taigi aš pradėjau, man tiesiog pasisekė, aš galiu pasakyti, kad aš sutikau gyvenime puikią gydytoją. Kai aš buvau dar studentė Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, aišku, mes mokydavomės labai daug, aš ir muzikos mokyklą baigiau, tikrai mažai judėdavom. Ir man labai pradėjo skaudėti nugarą. Aš nuėjau pas ją, liepė padaryti rentgeno nuotrauką, ateinu su tą nuotrauką, sako, čia jūsų nuotrauka ar jūsų močiutės? Išsigandau. Oi, sakau, kas atsitiko, sako, tikrai labai negražus tas stuburas ir jūs privalos kiekvieną dieną daryti mankštas, jeigu nenorit gyvenimą baigti invalido vežimėlį. Tai buvo labai sėdėjau prieš 50 maždaug metų, bet man tie žodžiai iki šiol. Ir aš darau mankštas iš baimės. Bet paskui pripratau, aš be jų nebegaliu gyventi. Ponia Irena elgiasi teisingai, sako klinikos P9 medicinos gydytoja Aistė Minderytė ir priduria, kad sąnariais reikia rūpintis ir iš vidaus. Tai yra pasirūpinti statybinę organizmo medžiagą – kolagenu. Kolagenas yra baltymas, jis organizme veikia panašiai kaip klijai. Jo galima rasti odoje, kauluose, kremzlėse, kraujagyslėse. Ar kolageno reikia vartoti papildomai, ar jo mums užtenka? Kolageną tikrai galima vartoti papildomai, jo atsargos organizme pradeda mažėti jau maždaug 25-30 metų, kai pamatomos pirmos raukšlelės veide, arba nebūtinai veide. Nuo 40 metų kiekvienais metais jos mažėja organizme po maždaug 1%. Tai kuo vyresnis žmogus, tuo labiau tikėtina, kad to kolageno bus mažiau. Taip pat, jeigu jau kažkiek tai skauda, netokie sąnariai, kažkiek sustingę, skausmingi vaikščiojimo metu, taip pat galima vartoti kolageną, tikėtina, kad sumažins ir tą sąnarių ir sąstingį, ir skausmą. Maisto papildus su kolagenu ir vitaminu C, kuris padeda gaminti kolageną, renkasi ir žymioji sveikatos laidų vedėja. Yra papildai, kuriuos aš tikrai stropiai vartoju, tai yra kolagenas. Jį reikia vartoti ne tik gerbiamiems seniorams, reikia vartoti visiems. Aš nešneku jau apie kompiuterius, kur sėdi vaikai paaugliai, toliau tas telefonas va. Yra sąnarių labai daug visokių ligų. Tai, žodžiu, kolagenas turi būti namų vaistinėliai, turi būti geriamas pastoviai, visa šeima. Nuo vaikų, tėvų ir močiučių ir senelių. O kaip reikia teisingai vartoti maisto papildus? Klausime mes. Šitas papildas turėtų vartojimas būti ilgesnį laiką, bent jau vienos pakuotės reikia tam, kad pajustume tą poveikį, dėl to, kad nei viena tabletė, nei dvi dažniausiai to stebuklo nepadarys. Na ir pabaigai legendinės Irenos Pivoriūnienės patarimas mūsų žiūrovams. Dabar mūsų žiūrovai, žiūrėdami laidą, jie gali paimti daryti pratimą, kuris labai svarbus, kadangi labai daugams skauda būtent pečių sąnariai. Ir labai daugams skauda būtent nugara ir stuburas toj vietoj, nes visi vaikšto va šitaip. Taigi, jeigu ne patkėlėt nosį nuo telefono, paimat ir darot va šitą pratimą. Netgi dabar, bet kada, ką bedarant. Man teko laimė susitikti su Samueliu Kacu. Jis dirba New York'e, yra fizioterapeutas ir jis visą laiką sakydavo, bet kokią sekundę gyvenimo reikia išnaudoti pratimams. Tada apsisaugosim nuo labai rimtų ligų.